važiuosime į Širdakalnis, tai ten rinktinių vyčių bažnyčia. Tai atvykdavo rinktiniai vyčiai, ten nuo Pajevonių ir po ryte, kaip dabar mišiau, sako, po aukojimo, vienas paskui kitą. Ir tie eidavo vienas paskui kitą ir ant čia tos maldyklos. Ir per šičia, reiškia, eidavo, čia eina šventas takas ir jau ateidavo po vieną, viens už kitų, paskui eidavo. O jau iš šitos maldyklos eidavo, iš vienos pusės, reiškia, šalia eidavo rinktiniai vyčiai, o iš kitos pusės nerinktiniai vyčiai. Va. Ir eidavo, ir šičia, kur šitas kalnas, va, čia miškelis yra. Matot, va. Tai, nu čia nuo galo kokia 30 metrų ir ten yra toks, eina kapritakas, ir aikštelė yra. Ir aikštelė, ir to aikštelė stovėjo paminklas, pašventytas Vyčiaus kryžium. Ir jie apeidavo tos abi, ateina, nesustodamos, apeidavo jį ir kitu šaunu nusileidavo. Per 2 dienas praeidavo lygi 15 000 žmonių. Reiškia. Tai paminėjimas, vyčius neskirstė į gyvuosius ir mirusiuosius, bet tik buvo vyčiai. Tai už juos kartu, reiškia, palinkėdamas toks. Palinkėjimų būdavo toks, kas 2 metai. Liepos, pagal dabartinį kalendorių, Liepos 30 ir 31 dieną jie apeidavo. Tai va, čia viens toks, paskui čia Lenkijoje yra Gulbiniškiai, tokia Sysovąja gūra. Tai tenui. Šičia vadinasi Liuokkalnis. Liuoktkalnis. Liuokt per langą, ne? O šičia Liukių kaimas tenui. Va tai va, matyti, tie liukiai ir gavo tie, tą pavadinimą. Tai tiek ir to Lietuvos buvo. Žirgo tako bažnyčia. Čia visur einam per bažnyčią. Atsakinga. Negirdėjai, atsakinga. Šūniai yra pati bažnyčia, reiškia pati bažnyčia. Ant šitų šiaurinių kraštų, prieisit, jau geriau, kad nežiūrėt, tai yra šita altorius. Prašau. Čia koks kalnas? Ką? Šičia? Ja. Sapkalnis. Sapkalnis. Da jį vadina Stuopkalniu. Sakė visai staigus, tai prieš tą altorius jie buvo. Čia va maždaug, čia centras. Va. Jie šitai vieta. Tiksliai. Čia yra to pačio vieno, reikia galėti. Ir taip toliau veiksmažodžių visą turėdami. Ir paskui va.